Labas, noriu padaryti bendrą skaitimą. Turiu tokią galingą kortų kaladę, 123 kortos. Tai nėra taro kortos. Pabandysim, pasižiūrėsim, ką pamatysime, skaitydami jas. Tai užklauskime, kas šiuo metu aktualu yra kolektyvui. Taip, ateitis. Tai gali būti, kad kalba eis apie ateitį. Fontanas. Namas. Gali būti, kad situacija yra susijusi su namais ir jūsų emocijos veršis kaip iš fontano. Manau, kad vienareikšmiškai kalbam apie teigiamas emocijas. Ir 11 dar ištraukiau. Gale raideris, riteris ir raitelis. Ir raitelis čia ko gero yra teigiamos prasmės, nes yra dvi raitelio kortos. Gerai, aš noriu iš tikrųjų paskaityti apie fontaną ir apie namą iš knygutės, nes ateitis korta tai yra grinai laiko nuoroda, kad kalbėsime apie ateitį. Ir tiesiog įdomu gal pasižiūrėti plačiau apie fontaną ir apie namą. 47. Taip, fontanas yra korta reprezentuojanti gausą, atsijauninimą ir emocinę gerovę. Tai yra šaltinis gyvybingumo, kūrybingumo ir įkvėpimo. Korta suponuoja egzistavimą šiame momente teigiamos energijos ir emocijų tėkmę. Ji padrąsina jūs pasijungti į savo vidinį gyvybingumo šaltinį, išreikšti savo emocijas laisvai ir apkabinti atsinaujinimo ir atsijauninimo aspektą jūsų gyvenime. Fontanas yra kelias, kuris fontanas išvalo jūsų gyvenimą nuo nereikalingų dalykų ir nuolat paleidžiant naują srovę vandens, kaip galimybę pradėti viską iš naujo. Fontanas taip pat yra simbolis amžinų žinių šaltinio. Ir namas. Labai gražios kortos. Namas. Taip, namas simbolizuoja namą, šeimą, stabilumą, simbolizuoja priklausomybę, saugumą, komfortą, komfortą savo asmeninėje erdvėje. Ši korta yra susijusi su saugumo jausmu ir buvimu dabarties momente artimųjų ir
artimųjų ir mylimųjų, kuriais mes pasitikime. Tai yra susijęs su namų reikalais, santykių palaikymu, maitinimu ir kūrimu stabilaus, kieto gyvenimo pagrindo. Namas yra simbolis stabilumo, ypatingai nurodantis į apartamentus, namelius, kaimo namus, trobeles. Taip pat tai gali būti susijęs su vaikystės prisiminimais. Taip, labai gražios kortos. O dar 11 iškrito. Tai čia gali susisieti su fontano reikšme, kalbant apie amžiną ir begalinį žinių šaltinį. 11 reprezentuoja atsiskyrimą, vienatvę, introspekciją ir dvasinės paieškas. Jisai signifikuoja atsitraukimo laiką nuo materialaus pasaulio, tam, kad surastų vidinę ramybę ir išmintį. Ši korta suponuoja introspekcijos svarbą, meditaciją ir vidinę refleksiją kaip priemonės surasti aiškumą ir dvasiškai augti. Korta skatina, drąsina apkabinti tylą, atsitraukti nuo išorinio pasaulio ir ryšį su savo aukštesniuoju aš, tam, kad gauti gilesnį supratimą gyvenimo prasmės ir tikslo. Korta kalba apie laiką, kada jums reikia priimti sprendimą, nuodugniai viską apsvarstant. Galbūt kažkas ketinate įsigyti namus, trobelę, namelį, apartamentus, vilą, rūmus, ką tik norit. Ir esat užvaldyti emocijos, kad jūs labai norite to dalyko ir įsivaizduojate, kaip džiaugsitės jame gyvendami, bet galbūt taip ir bus. Tiesiog šita korta galbūt rodo pasinerti į save ir netarti su kitais, patarimų ieškoti, bet tiesiog priimti sprendimą atsitraukus nuo išorinio pasaulio, viską apgalvojant ir pajaučiant tikrasias emocijas ir suvokiant jūsų tikruosius poreikius. Galbūt jūs norite tą namą pirkti tam, kad pasirodyti, ar galbūt tam, kad ten kažkokie draugai turi, tai ir jums reikia, bet tai nebūtinai yra ir jūsų poreikis. Todėl reiktų viską apsvarsyti ir pamastyti, ar tikrai tai, kad turi draugai, yra ir jūsų kelias, jūsų dalykai. Iš kokios pozicijos jūs esate vedami link to, ar iš išorinės, kokie jausmai veda, ar pavydas, ar ego, ar tiesiog jūs įsivaizduojate, kad jūs ten dvasiškai jausitės tikrai pilnesni ir jaukiau bus širdį ir tiesiog
manau, kad prieš priimdami sprendimą turite gerai apgalvoti. Galbūt, ta prasme, tai, kad jūs norite ir ketinate pirkti, įsigyti kažkokį nekilnojamą turtą, galbūt viskas su tom yra gerai. Tiesiog kvietimas pamastyti labiau, be patarimų. Gerai, galim tada dar Taro pasižiūrėti, apie ką kalba fontanas. Gal apie namą, pradėkim nuo namo. Nuo materijos pradedam, paskui žiūrėsim. Taip, dabar yra pakabintas. Jūs norite namų, galbūt šeimos, galbūt santuokos norite. Irgi gali būti ir taip. Nebūtinai tokia vien tai susiję su materialia išraiška, bet kažkokiu nekilnojamu turtu, bet taip pat gali būti, kad jūs norite šeimos. Ir tas klausimas pas jūs nejuda į priekį. Nejuda į priekį, bet žiūrėsim, gal pajudės, nes iškrito monetų tūzas. Tai žiūrim, kas toliau. 6 monetos. Taip, 2 skeptrai, 9 taurės. Taip, dabar tas klausimas yra pakabintas, bet ateityje nusimato, kad bus pasiūlymas, planuojamas yra pasiūlymas, arba tiesiog jūs eisite patys link šito tikslo ar šitos svajonės įgyvendinimo ir ateityje šita svajonė kaip ir turėtų išsipildyti. Tik tai galbūt galim paklausti, kodėl šitas klausimas dabar yra pakabintas. Galbūt mums tas dabar yra aktualu, nes matau, kad tas noras jūsų bus išpildytas. Tuo labiau turim fontaną, kuris reiškia tokį begalinį džiaugsmą. Bet ateityje, tai kodėl tai yra ateityje, kodėl dabar pakabinta? Jūs turite nuojautą dėl priežasties, kodėl dabar to nėra. Numen blanko. Žodžiu, turi įvykti tam tikrų dalykų pabaiga, transformacija. Turite paruošti vietą naujiems jausmams, kaip sakant, jausmams susijusiems su nauja erdve, su naujais santykiais. Tiesiog tikriausiai dar nesate išsivalę iš kažkokių neigiamų patirčių. Taip, žiūrite į praeitį, per stipriai akcentuojate praeitį, per daug galvojate apie tai, ką praradote. Ir nematote visų galimybių, kurios bus ateityje ir atneš džiaugsmą, stabilumą. Gal buvote įpratęs
gyventi negatyviuose mintyse ir sukti, permastyti. Nors čia kaip ir minčių nėra, bet yra mąstymas, stiprus mąstymas apie tai, kas buvo. Ir galbūt gailitės, kodėl man nepavyko. Vis grįžtate į tam tikrus nelabai smagius gyvenimo įvykius praėjusius. Galbūt jau pirkote šitą kokį nors nekilnojamą turtą ir buvo negera patirtis, tarkim, jūs apgavo, nusipirkot namą, kuris, tarkim, turėjo paslėptų trūkumų kokių nors, arba permokėjote arba tiesiog kažkokia kitokia situacija buvo, kad tas kontraktas nepateisino jūsų lūkesčių ir dabar tarsi bijote, žiūrite į praeitį, kad turėjote tokią patirtį ir gal dabar bandote labiau tartis su kitais žmonėmis. Tai kvietimas yra pajausti atsitraukus nuo išorinių nuomonių. Aišku, dar techniniais dalykais kažkokiais galbūt galite pasitarti su kažkokiais profesionalais, bet priimti sprendimą vienokį ar kitokį neturėtų jums patarti niekas kitas iš šalies. Tik jūs patys tą pajausti. Gerai, tai dabar šitas gal surinksiu. Žiūrėkime dar plačiau apie fontaną. Keturios monetos. 6 monetos. 8 monetos. Per dvi peršokam. Norite žingsniuoti ne palaipsniui, bet prašokdamas. Ir dėl to gali būti, kad yra pakabinta. Dar patikslinam, kodėl yra pakabinta. Nes fortūnos ratas apsisuka. Buvo pakabinta. Jau mes matėm, kad yra pakabinta, bet fortūnos ratas apsisuka. Taip, jūs nenorėjote priimti dovanų ir manau, kad jausdavotės apskritai skolingi, kai gaudavot kažką dovanų. Ir jums tada niekas tų dovanų duoti nenori. Jeigu jūs jų nenorite priimti, jaučiate skolingi, jų neverti, tai dovanos visatos kitų žmonių pasikabina. Bet fortūnos ratas apsisuka ir fortūnos ratas apsisuka, kad jūs buvot nusisukus, šalta, griežta, nepriimanti, logiškai vertinanti, galbūt sverinti, kad jeigu tu man, tai aš tau turėsiu, galbūt ne visada norit ir atgal ten kažkam, tai kažką, priklauso nuo to, kas dovanoja. Bet jūs dabar žengėte žingsnį atgal ir jūs atsiverėte. Pereinate iš 4 monetų į 3 monetas ir jūs atsiverėte bendradarbiavimui, partnerystei, kažkokiam kontraktui.
kaip sakant, išmokote, mokinatės gal, nes čia dar ateitis, tai šiuo metu matyt mokinatės priimti dovanas ir suvokti savo tikrąją vertę, kad jūs esat verti ir kad jums nereikia už tai kažkaip atidirbti ir jausti skolingi. Gali būti, kad turėjote patirtį, kada gavote dovanų, bet iš jūsų pareikalavo kažkaip atsimokėti už tai. Kažkaip atsimokėti, gal buvo kažkokių žmonių gyvenime, kurie sakė, mano pinigai, mano taisyklės ar panašiai. Tai, žodžiu, matau šiaip geras kortas, situacija yra atskleista, ateitis laukia puikiai, tai sėkmės jums, nepamirškite patarimo, išlaikyti ryšį su aukštesniuoju aš ir patarimų klausti būtent šito protingiausio asmens, o ne kieno nors kito, klausti ir klausyti. Na, o jo klausant viskas bus gerai, ką jūs puikiai žinote, kadangi ir buvo iškritusi žinies korta, kad jūs jaučiate. Tai tiek šiam kartui, iki.